Sveiki visi sugrįžę į dar vieną video. Taigi per praeitą video aptarinėjome, kaip Bitcoinas pasiekė 100 000, o dabar turėjome gana neblogą korekciją ir Bitcoin'e, ir altcoinuose. Pavyzdžiui, tie, kas laiko altcoinus, tai patyrė gana didelius lossus savo portfolio, o pavyzdžiui, nors atrodė korekcija gana didelė, iš tikrųjų tai Bitcoinas realiai nuvažiavo tik vos į apačią. Jeigu tiksliai, tai Bitcoinas šią savaitę pajudėjo tik 6,5% į apačią, o visi jau pradėjo panikuoti, kad čia yra kažkokia didžiulė korekcija ir panašiai, tai korekcija tikrai nėra didelė. Taigi šiandien apie tai ir pašnekėsime, kodėl įvyko ta korekcija, ko galima tikėtis toliau ties Bitcoin, Ethereum, altcoinais ir taip toliau. Taigi spauskite subscribe, nieko nepraleiskite ir visas naujienas visada dalinuosi savo nemokamoje Telegram grupėje, taigi darykite dabar prisijunkite, ten gausite visas analizės, visus resursus. O jei norite gauti indikatorius, norite išmokti prekiauti, tai irgi visi linkai yra aprašyme. Taigi pradedam nuo Bitcoino, kaip ir minėjau, nors atrodė didelė korekcija, iš tikrųjų Bitcoinas realiai nuvažiavo tik apie 7% ir jau dabar jis realiai atkilo. Ir mes matome, kad yra didžiulis spaudimas kainai eiti į viršų. Mes iš esmės esame užstrigę ties 100 000 lygių, kadangi buvome šiek tiek aukščiau, buvome žemiau, bet čia esame užstrigę, todėl kad čia labai daug kas pardavinėja. Vis dar matome iš tos informacijos apie pardavimus ir pirkimus, kad čia vyksta didžiuliai pardavimai, kadangi tiesiog daug žmonių jau išlaikė Bitcoiną nuo 20 000, nuo 25, nuo 30 000 ir jie tiesiog ima profitą, pardavinėja, galbūt jam ir užtenka. Bet mano nuomonė, mes tikrai keliausime aukščiau ir manau daug aukščiau nei dabar esame. Netgi ir dabar matome, nors čia yra lygis, kur Bitcoinas kovoja, nes daug kas pardavinėja, mes matome, kad spaudimas į viršų yra didesnis. Mes realiai sudarinėjom tokį kaip ir ascending triangle formą, nueikime vienos dienos grafiką ir pasižiūrėkite štai čia. Mes štai turime čia stiprų psichologinį 100 000 lygį ir ką mes matome? Mes matome, kad eina spaudimas gana stiprus ir susidaro toks ascending triangle forma. Tai reiškia, kaina yra užstrigus tarp viršaus apačios, bet tipo truputį spaudžiasi ir greičiausiai bus breakoutas į viršų, labiausiai tikėtina. Taigi, manau, kad tokia yra tolimesnė Bitcoino kryptis, nežinau, ir tai vyks šią savaitę, ar kitą, ar dar kitą, bet faktas yra tas, kad mes vis dar esame geru laiku ir vis dar yra geras laikas investuoti į Bitcoiną, į kriptovaliutas ir istoriškai realiai galėsime peržiūrėti, bet lapkričio mėnesis buvo labai geras, kaip ir tikėtasi, ir gruodžio mėnesis Bitcoinui istoriškai irgi yra labai geras. Bet kol kas mes realiai gruodžio mėnesį, kur čia prasidėjo tas gruodžio mėnesis, pasižiūrim tiksliai, štai čia tai realiai gruodžio mėnesį mes esame ant nulio realiai, o gruodžio mėnesis ten vidutiniškai irgi gražo yra gana neblogos Bitcoinai, tai aš manau, kad dar iki gruodžio pabaigos, iki naujų metų mes tikrai užsidarysime aukščiau ir manau daug aukščiau. Jau tikrai pralaušime šiuos lygius, bent jau aš taip manau pagal tai, kas vyko istoriškai ir ką matome iš techninės analizės. Tai dabar altcoinai ir Ethereumas nukentėjo daug daugiau per šią korekciją. Matome, kad Ethereumas maždaug čia korekcija vyko vakar ir užvakar, nuvažiavo apie 12% ir altcoinai aišku nuvažiavo dar žemiau. Tai irgi kokia situacija su Ethereumu, tai Ethereumas laikosi ties šiuo irgi labai stipriu resistance lygiu, kuris laiko jau nuo kovo mėnesio ir matome, kad vis dar su jo kovojame. Taigi vėlgi nepavyko kainai pralaužti šio lygio, tikimės dabar, kad vėl bus kažkoks atkilimas po truputį ir tada irgi turbūt link gruodžio pabaigos, sausio pradžios jau turėtume arba sausio vidurio pralaužti šį lygį. Kas vyksta rinkose, tai Bitcoin Dominance irgi padarė tokį iš pradžių krito ir dabar padarė tokią korekciją nuo kritimo, tai dėl to Bitcoinas nuvažiavo į apačią tik 7%, o altcoinai, kaip turbūt pastebėjote, jeigu jūs laikote altcoinai, kad jūsų portfolio nukentėjo daug daugiau procentaliai, dėl to, kad Bitcoin Dominance šiek tiek pakilo, padarė korekciją. Bet vis tiek matome, kad trendas jau pasikeitė, tai yra kryptis ir kryptis dabar Bitcoin Dominance eina į apačią. Ir mes tikimės, kad po šios korekcijos Bitcoin Dominance toliau kris į apačią ir dėl to daugiau pinigų ateis į altcoinus. Taigi kol kas tokia situacija su techninė analizė, dar galim pasižiūrėti
altcoinų rinką, tai matome, kad altcoinų rinka irgi nuvažiavo apie dar daugiau, apie 17%. Tai visa ši korekcija jau buvo reikalinga, nes pasižiūrėkite į šį grafiką, pasižiūrėkite, mes turėjome 1 savaitę, 2, 3, 4, 5 savaitės iš eilės, kur tiesiog keliavome į viršų, tai korekcija jau buvo labai reikalinga ir visa rinka jau po truputį jau link to lygio, kad buvo nelabai, bet šiek tiek perkaitusi. Ir ši korekcija yra labai gerai, nes buvo taip pat jau daug sverto, žmonės jau galvoja, kad dabar rinka eis tik į viršų, prisėmė daug sverto ir realiai dėl to reikėjo jį išsivalyti. Tai dabar einame toliau ir pasižiūrim. Tai ką aš kalbu apie svertą, čia yra realiai kiek sverto yra aukščiau ir žemiau ir Bitcoinas dabar surinko visą svertą iš apačios. Tai reiškia labai daug žmonių stop lossų, labai daug visi buvo atsidarę longų su svertais ir dėl to buvo daug stop lossų apačioje ties kažkur 95 tūkstančiais ir Bitcoinas aišku padarė korekciją ir visus išstopino, daug kas prarado pinigus, daug kieno užsidarė pozicijos ir dabar matome, kad jau kitas svertas, kurio jo daug yra jau aukščiau. Tai reiškia, čia yra visi žmonės, kurie pardavinėja. Taigi mes jau surinkome svertą iš apačios ir dabar logiškiausia būtų, kad laikui bėgant jau surinktume svertą iš viršaus, tada gausime dar daugiau parako kainą ir kaina greičiausiai judės dar aukščiau. Taigi čia yra labai geras dalykas, nes kai prisirenka daug sverto, tai yra visi longina ir panašiai ir visi galvoja, kad dabar viskas eis tik į viršų, dažniausiai kaina padaro atvirkščiai, surenka tą svertą, prasivalo ir tik tada juda į viršų, tai būtent tas ir įvyko. Todėl realiai visą šį korekciją galima vadinti kaip šiokiu tokiu prasivalymu. Ir kitas dalykas tai yra funding rates, tai irgi, kaip jau minėjau, funding rates tai iš esmės irgi kai yra daug pozicijų, kurios naudoja svertą, atidarinėja arba longus, arba shortus, tai irgi būna galiausiai funding rates labai pasidaro aukšti. Tai reiškia funding rates iš esmės kiek ten reikia mokėti už tos longus, už pozicijas brokeriams. Tai iš esmės, kai irgi funding rates labai daug pakyla, tai reiškia, kad yra labai daug sverto, labai daug leverage, žmonės naudoja tą visą svertą tam, kad atidarytų didžiulės pozicijas ir tas visas svertas ir pozicijų atidarimas pakelia kainą aukščiau nei ji turėtų būti ir tada galiausiai viskas nusirisetina. Tai tą patį realiai visada vyksta tas pats, mes jau šiek tiek užkaistame ir tada nuvažiuojame į apačią. Tai irgi praeitą video matėme, kad jau pradėjome kaisti, bet nebuvo iš tikrųjų visai kritinė zona, bet niekada nėra blogai šiek tiek prasivalyti ir dabar matome, kad žalia ir mėlyna spalva, tai reiškia, kad funding rates jau yra net kai kur neigiami. Nu tai iš esmės tiesiog realiai įsivaizduokite, rinka arba įkaitus būna, arba atšalus ir kad judėtume toliau, jų turėtų būti atšalus ir matome, kad viskas prasivalė. Tai irgi buvo labai daug likvidacijų, realiai per vieną dieną buvo rekordinės likvidacijos, buvo likviduota gal 1,5 milijardo pozicijų, tai įsivaizduokite, kiek čia pinigų, kiek čia žmonių pozicijų, kiek čia žmonių sverto buvo likviduota, tai yra iš viso vertė buvo 1,5 milijardo kažkur per vieną dieną. Tai irgi buvo tikrai didelis prasivalymas ir dabar matome, kad rinka vėl truputį atšalo, prasivalė, funding rates sugrįžo į tokias jau normalesnės ribas. Tai iš techninės pusės visą šitą reikalą galima vadinti tokiu kaip prasivalymu, kada nusirisetino funding rates ir ta pati kaina jau, ta prasme, buvo labai smarkiai pakilus, turbūt pastebėjot, kaip jūsų pakilo portfolio, jeigu investuojat. Ir dabar buvo toks labai reikiamas, kaip sakant, prasivalymas, nes vis tiek sausio mėnesis, vasario, kovo mėnesį yra labai bullish rinkai ir tai yra, mano manimu, labai geras prasivalymas ir labai laiku. Dabar apie makroekonomiką, tai labai svarbi data, tai yra šiandien išeina infliacijos duomenys. Tai dar praeitą video aš minėjau apie nedarbingumo duomenys, tai nedarbingumas šiek tiek pakilo. Ir dėl to pakilo dar daugiau procentai, kad bus pamažintos palūkanos, prie ko mes dar prieisime. Tai tas irgi, žodžiu, ta praeita informacinė darbingumo buvo labai naudinga rinkai, jeigu labai viską supaprastint, o dabar bus infliacijos duomenys ir iš esmės infliacija jau yra tikimasi, kad šiek tiek pakils, tai mums būtų labai gerai, jeigu jinai arba liktų tokia pati, arba pakiltų tiek, kiek prognozuojama. Jeigu ji pakiltų daugiau nei prognozuojama, tai tada vėl situacija prastėtų, pasikeistų viskas, bet kol kas tikimės, kad viskas bus gerai. Ir irgi, tai jeigu norite visas žinoti šias naujienas, kodėl pakyla jūsų portfolio, kodėl nukrenta, investuojate, kokios yra progos, galimybės užsidirbti rinkoje, kur ką išmokti, visas naujienas, tai prisijunkite į nemokamą grupę, stabdykite dabar video ir prisijunkite, taip pat paspauskite subscribe, nepraleiskite tokių video
jei domitės rinką, nes bus labai daug įdomios ir naudingos informacijos. Tai greičiausiai grupėje pranešim apie šios duomenis ir kai jau išeis šis video, jie turbūt jau bus išėję. Tai iš esmės tai čia yra svarbus rodmenys ir tikėkimės, kad jie nebus, infliacija nebus pakilus, nes tai nebūtų gerai palūkanoms. Tai va, tai tęsiant irgi, kas vyksta, dar šiek tiek kas vyksta Kinijoje, tai irgi svarbu stebėti, nes Kinija yra antra pagal dydį pasaulio ekonomika. Ir todėl ten irgi yra daug pirkėjų kriptovaliutų ir daug žmonių, kurie gali tą daryti, tai irgi iš esmės tai yra labai svarbu ir tai irgi siejasi, kas vyksta rinkoje. Ir dabar vėlgi, Kinijoje vėl ta pati prasta situacija, tai yra defliacija, kada kainos esetų mažėja ir tada žmonės nenori investuoti ir taip toliau, tai defliacija yra labai didžiulė problema ekonomikai ir vyriausybei ir ji tęsiasi, galim net įdomu pasižiūrėkime į, aš esu prisidėjęs Kinijos akcijų indeksą ir matome, kas vyko štai čia, tai kad indeksas, pavyzdžiui, pažiūrėkite į Amerikos S&P, matote, koks trendas yra į viršų. Tai va, o Kinijos indeksas realiai ėjo į apačią ir dabar matome, kad prasidėjo tas visas stimulas, kurį Kinija daro, tai reiškia, Kinija tikrai spausdina pinigus, daro, kuo labiau nori pabūstinti, paskatinti ekonomiką, kuo daugiau pinigų pripompuoti ir taip toliau. Ir dabar vėlgi matome vėl naujienas, tai ir po tų visų naujienų matome, kad šiek tiek pakilo jų akcijos, bet dabar vėl nukrito į apačią. Tai iš esmės jiem reikia imtis rimtų veiksmų ir jie tapo truputį ir daro. Jie dabar vėlgi šneka, kad, žodžiu, iš esmės, kad pasikeitė, kad jie dar labiau skatins ekonomiką, padarys ją laisvesnę, jeigu tiesiog išversti iš anglų kalbos. Ir tai reiškia, kad vėlgi, ir kad jie labai pakeitė tą visą savo žiūrėjimo būdą į ekonomiką, tai reiškia, jie pakeitė savo visą požiūrį į ekonomiką pirmą kartą per 14 metų. Tai reiškia dabar, iš esmės bus ekonomika daug laisvesnė, mažesnis palūkanos, daugiau pinigų į rinką bus pripompuota, prispausdinta tam, kad paskatintų visą ekonominės veiklas visas ir tai irgi transliuosis tai, kad esetai turėtų judėti į viršų. Tai jeigu Kinijoje bus labai viskas gerai, žmonės turės pinigų, tai labai daug tų pinigų ateis ir į kriptovaliutų rinką, ypač per šį bullruną. Tai šios naujienos yra labai svarbios iš Kinijos, nes dabar lyderiauja Amerika, kas vyksta Amerikoje, tas vyksta rinkose, bet Kinija vis tiek yra antra pagal dydį pasaulio ekonomika. Ir jie irgi dauguma žmonių žino apie kriptovaliutas. Dabar apie palūkanų mažinimą Amerikoje, tai čia yra svarbiausia, tai daug buvo debatų dabar, ne tai, kad buvo daug debatų, bet procentai labai keitėsi. Tai keitėsi procentai, ar palūkanos visgi bus sumažintos dabar gruodžio mėnesį, o mažesnis palūkanos yra labai svarbu rinkai, labai svarbu ekonomikai, kuo mažesnis palūkanos, tuo geriau, tuo daugiau vyksta, tuo daugiau verslai skolinasi iš bankų ir taip toliau investuoja, galiausiai žmonės turi daugiau pinigų ir tada galiausiai daugiau pinigų ateina į rinką. Tai čia realiai tiesiog siejasi su tuo, kas vyksta rinkoje. Taigi palūkanos bus dar kartą sumažintos, jau yra 90%. Tai labai keitėsi, buvo kažkada, buvo 64% su 3,5%, buvo 72 ir galiausiai priėjom, kad bus 89. Tai realiai beveik garantuotas palūkanų mažinimas. Tai irgi labai gerai ir ši data bus už savaitės lygiai, tai dažniausiai, kai pamažina palūkanas, dar sekančios savaitės būna labai bullish rinkai. Tai irgi labai gerai. Ne tik dabar, bet ir ateičiai, ekonomikos netolimai ateičiai. Taigi pažiūrėkime dabar, kas vyksta su Bitcoino ETFs. Tai labai yra įdomi situacija. Mes matome, kad iš esmės per vakar ir užvakar vyko ta didžiulė korekcija ir labai daug žmonių pardavinėjo. Paprastų žmonių, kurie investuoja ir jie nelabai gal žino, ką daro, netgi ir tie, kur žino, ką daro, pasimetė ir pardavė. Bet ką daro didžiulės institucijos, ką daro ETF'ai, tai jie perka. Mes matome, kad vakar ir užvakar jie nusipirko beveik 1 milijardą bitkoinų. Tai turbūt bus jo IBIT daugiausiai, tai reiškia BlackRock institucija. Realiai BlackRock ir Fidelity daugiausiai nusipirko. Tai iš esmės pasižiūrėkite, įplaukos vis dar yra teigiamos. Tai reiškia, kol visi panikuoja, vis perka ir iš to ateina tas spaudimas kainai eiti į viršų. Ir netgi Ethereum ETFs, nors mes turėjome štai tokią korekciją, pasižiūrėkite, kas vyksta. Iš vien institucijos perka ir perka. Turėjome irgi, per 2 dienas turėjome apie beveik 0,5 milijardo įplaukų. Taigi situacija tikrai nėra bloga. Mes matome, kad institucijos nepanikuoja taip, kaip panikuoja paprastas retailas ir jie perka ir daug yra įplaukų.
Taigi ETFs parodo, kad yra didelis spaudimas į viršų ir jis niekur nedingo ir tiesiog institucijos realiai tikisi, kad kaina eis į viršų ir todėl perka. Dabar irgi dar trumpai apie kas vyksta su Bitcoinu, tai būtent per šį bull runą jau mes girdime daug naujienų apie Bitcoino rezervą, tai reiškia, kad galbūt visa Amerika pradės pirkti Bitcoiną ir dėti į savo rezervus. Ką mes dar girdime jau per bull runą, kad dabar vyko daug, nežinau ar skaitėte, apie tai, kad Michael Saylor ir MicroStrategy pitchino Microsoft, kad jie pirktų Bitcoiną, nes Microsoft dabar turi gal 180 milijardų kešo, grinais pinigais, ir kas yra įdomu, kad būtent per šį bull runą, ko anksčiau nebūdavo, jau dabar šneka ir vyriausybės apie Bitcoiną ir šneka didelės įmonės. Didelės įmonės tai yra didžiausios pasaulio įmonės, tokios kaip Microsoft, Apple ir visos tiesiog didžiausios, jos jau po truputį pradeda domėtis Bitcoinu, kas yra labai įdomu, nes to niekada nebūdavo anksčiau. Ir dabar jau ne tik vyriausybės, bet ir didelis įmonės jau vyksta šiokie tokie, kad pavyzdžiui jiem pitchino apie Bitcoiną, bet dėja Microsoft nusprendė, dar šiandien shareholderiai balsavo ir nusprendė nepirkti Bitcoino, kas yra, nelabai gerai, bet, kaip sakant, jų losas, kadangi jie dabar nepirka, jie kažkada pirks ateityje brangesniem kainom. Bet kas yra įdomu, tai čia tiesiog yra apie tai įrašas, kad Bill Gatesas yra prieš Bitcoiną, todėl jie turbūt ir nepirko to Bitcoino, bet esmė yra tokia, kad jau ir vyriausybės domisi Bitcoinu ir didelės įmonės ir turbūt per kitą bull runą jau visi ir pirks ir vyriausybės Bitcoiną, pirks galbūt ir didžiulės įmonės ir tiesiog Bitcoinas vis atveria daugiau durų. Tai irgi yra labai įdomu, nes per praeitą bull runą čia iš vis buvo negirdėta, kad Amerikos administracija apie tai kalbėtų arba kad tokios įmonės kaip Microsoft apie tai kalbėtų, bet dabar jau po truputį vis atsiveria daugiau durų. Taigi tiek šiam video. Tikiuosi susidarote įspūdį, kas maždaug vyksta rinkoje, spauskite subscribe, nieko neapleiskite ir susitiksime kitose video.